Sveiki, gerą dieną. Žiūrėkit, dar vienas automobiliukas. Volkswagenas, liaudies vežimas, Šaranas. Šaranas 13 metų. 2 litrai dizeliukas, toksai neblogas, visai sakyčiau, variantas, turi ir šiokių tokių privalumų, asistentų ir taip toliau. Žiūrėkit, elektra valdomas bagažinės dangtis, atlenkiamas kablys, 5 sėdimos vietos, turit daugiau vietos bagažiniai, minus 2 keleiviai, bagažiniai skyrius talpesnis. Odinis salonas, tikrai išlaikytas, gražus, tvarkingas, slankiojančios durys, ne elektrinės, tos mėgsta kartais sugest, tai gal ir nebūkim dar tokie jau išlepę, atsidarykim patys duris. LED dienos žibintai, ksenonai, šokam į vidų. Štai salonas tikrai tvarkingas, gražus, niekas nesuplyšė, nesulūžė, panoraminis stoglangis, tvarkingas, veikia, išbandytas, DIN audio. Audio aparatūra yra, berakti užvedimo sistema, įkalnės stabdis, tada yra automatinė parkavimo sistema, bagažinės liftas, kaip matėt, klimatronika, šildomos sėdynės yra ir galinio vaizdo kamera. Tai vat, multifunkcinis vairas, lapkės, jeigu norit pajunginėti bėgius patys, autopilotas. Taip pat yra kelio ženklų atpažinimo asistentas, linijos palaikymo asistentas, dinaminis posūkių apšvietimas ir kavos pertraukėlė. Patarsiu, tada jau sustok pailsėti, jeigu važiuosit į kelionę su šiuo automobiliuku, o kelionės tikrai patogus. Tai va, 2 litrai dizeliukas, 13 metų automatas, kaina bus apie 10,5, kas norite įsigyti ir sumokėtinai. Su gera arba bloga kredito istorija galim finansuoti, išperkamoji nuoma, vartojimo paskola. Vartojimo paskolai 5% fiksuotos metinės palūkanos. Tai va, toks automobiliukas gali būti jūsų, 10,5, jeigu reikia finansavimo, jeigu ne, taip įsigijat, vienu žodžiu, tikrai neblogas Šaranas, tikrai gerų išpildymų.